Man atrodo, kad jai bus sunku. Man atrodo, kad ji labai nenorėjo vėl gyventi vienam. Ne, ji buvo labai laiminga. Labai. Tikrai. Tikrai. Būdama viena maščiau, gal jai reiktų parduoti butą ir apsigyventi su mumis? Ne, nekalbėk taip. Ji labai nejaukiai pasijaus. Vargšė Hilda. Ne, ji ten laiminga. Įžengė į savo butą, patenkinta. Tikrai. Tikrai. Užtruks namo daiktų pasiimti? Ne. Žadėjau viską taksi atsiųsti. Aišku. Man jos trūks. Man irgi. Taip, tikrai. Paskutiniam dienom ji man pradėjo patikti. Ji labai miela. Ar Marisa tai žino? Ne, nežino. Jai irgi bus skaudu, nes labai ją pamilo. Vargšelė. Negaliu patikėti, kad vyras gali būti ne tik gražus, jis labai gražus, bet ir labai mielas, geras, supranti, jis tobulas. Tobulas. Visai nieko. Galima paklausti. Ar tu tikrai visai nepyksti, kad man teko gražuolis, o toks kvailelis? Ne, Felė, toks likimas. Tau teko Alanas ir aš labai džiaugiuosi. Juk esi verta? Tai ir norėjau išgirsti, daugiau nieko. Tu tikra draugė. Bet tu nepamiršk, Felė, kad aš turiu vaikiną. Dėl tavęs stengiausi. Norėjau, kad pamirštum tą kvailį Aleksą. Tu šauni, labai šauni. Klausyk, paskubėk. Nenoriu gaišt nė minutėlės, norėjom pasakyti sveikas, kaip laikais. Tuoj baigsiu ir ateisiu. Tikrai? Tikrai, iki. Gerai. Negaliu patikėti. Tu dėl visko kaltas, Franciskai. Aš kaltas. Jei nebūčiau palaidinės, nusirengęs ir pasirodęs, tas senis būtų čia įsibrovęs. Žinoma, tikras didvyris. Laura, nutilk, negi tau rūpi. Nerūpi, bet Donofas baisiai įsiuto ir stovi prie durų. Kuo aš kaltas, kad Pilara atėjo, nors jai neleido? Aš tik stengiausi ją išgelbėti. Išgelbėjai, tikrai išgelbėjai. Kokia ji nepakenčiama, dieve mano. Negaliu suprast, kaip tu man galėjai patikti. Tai bent sutapimas, aš irgi taip pat galvojau. Na kaip? Šitaip eisit? Pone, atsiprašau. Panelė. Urkola? Kas čia dabar? Nieko. Nieko? Nieko, atėjau Marisos aplankyti, čia gyvena. Nežinojot? Žinojau. Man patinka taip rengtis. Dinkit man iš akių tuoj pat. Tik mokyklai, nieko nesakykit. Nenoriu patirti tokios kietos, tinkit iš akių. Ar jis mane matė? Ne, nematė. Man atrodo, matė, na kaip? Laukia, kol Pilara išeis. Norim valgyti, ar ne? Melina, šaukusi tiesa, galim pradėti? Kur lėkštės? Čia bandelės. Valgyk rankom. Klausyk, aš visada valgau gerose restoranuose. Vaikinai pasiūlė pagyventi šiek tiek kitaip. Pasimėgau. Gidai, gerai, kad tavo mama bandelių atnešė. Ką juk ten tavo mama? Patikėjai, ten Gido mama. Ji ne tik mėsinė savininkė, bet ir puikiai virėja, tiesa, Jolė? Labai skanu. Pasiūlė, kad iškeptų ir parduotų. Mes galėtume futbolo aikštėje pardavinėti. Puikiai mintis. Tikrai. Tu man melavai. Ne? Sakai, kad tu verslininko sūnus, o pavardės nesakai dėl saugumo. Tu paskutinis kvailys, daugiau nenori tavęs matyti. Ne, palauk, galiu paaiškinti. Nereikia. Viską paaiškinsiu, palauk. Tikiuosi, tu netoks melagis kaip tavo draugas. Tikrai ne. Man melagiai nepatinka. Klausyk, nors nėra baldų, gal... Einam. Skanus pyragelis. Skanus. Trupinėlis nukrito. Skauda? Dantį maudžia. Alio? Tėvelė? Taip, viską išploviau. Taip. Ką? Tuoj grįši? Nesirūpink, būsiu čia. Nesirūpink. Gerai. Iki. Kas skambino? Mano tėvas. Gal einam iš čia? Nuobodu namuose sėdėt. Tikrai, einam. Einam. O čia mūsų baras. Oho, visai nieko. Labai estetiškas, gražios spalvos. Tikrai. Čia baras? Gražu, Felė.
Dalia? Ačiū. Dar nematėm sodo. Ten yra ir daržas, kurį mes auginam. Baklažanus auginam ir salotas. Antrokai augina pomidorus. Bazilika. Bazilika. Ei, užsisakyk. Felė. Ką? Managas nulūžo. Parodyk. Ne, negražu. Atnešk manikiūro dėžutę. Galima pažiūrėti? Ne, baisu. Atnešk manikiūro dėžutę iš kambario. Gerai, tu ateisiu. Man bloga. Tikriausiai kraujospūdis nukrito. Liaukis, gali atnešti vandens? Gerai. Šalto. Ne, ne iš ten it kitokio. Koks skirtumas? Vanduo toks pat? Paimk ten, kur jis pirko limonadą, koridoriui. Koridoriui? Taip. Paskubėk. Tu ateisiu. Solė, kas tu darosi? Tiek bėdos dėl nulūžusio nago? Tyčia jų atsikračiau, kad liktume vieni. Kodėl? Noriu šitą pasakyti. Tik pirmą tu pasakyk, ar tau patinka Felė. Tikrai neįsimylėjau, nors Felė labai šauni mergina. Nežinau, man su ją linksma. Gerai, kad neužtibai. Nesuprantu. Kai buvom nuėjusius į tualetą, ji man prisipažino, kad jai patinka jos draugas Nikas. Ne, rimtai kalbi? Negaliu patikėti. Tikrai maniau, kad aš jai patinku. Taip, bet ji labai drovi. Turi šiokių tokių bėdų. Lankosi pas psichologą. Kai jai patinka vaikinas, jam nerodo dėmesio, nes bijo būti atstumta. Vargšė Felė. Mes galim jai padėti? Žinoma, tik įmanoma. Tik ką? Nežinau, ar pastebėjai, bet Nikas keistokas, jis labai drovus. Pasistengim palikti jos vienus, kad atsipalaiduotų, pasikalbėtų, susipažintų. Štai manikiūro dėžutė. Dildė. Geriau jautiesi jau geriau? Ačiū, jau geriau, išdrįstau pažiūrėti. Nieko rimta. Kągi, einam sodo apžiūrėti, gerai? Aš labai pavargęs. Nebėkit, eikit vieni. Aš vėliau prisidėsiu. Nepykit. Ne. Einam. Einam, Felė. Pirmą į kambarį nunešiu. Aš nunešiu. Ne, nereikia, pati nueisiu. Jūs eikit. Einam, parodyk bazilikus ir pomidorus. Nelies manęs. Vargšė Hilda, teko grįžti į savo butuką. Tikrai, vargšelė. Marisa? Marisa, nebūk tokia. Man baisu, kad jį jausis vieniša. Rimtai sakau, vargšė. Ilgėsius jos sutraukto pieno, tos šlikščios plaukiančios plėvelės. Man labai jos trūksta. Sonia, nusiramink, kiekvieną dieną mokykloje susitiksit. Mokykla, išeinu, man jau metas. Ne, Saulelė, kodėl? Namų darbai, mama? Mieloji, dabar savaitgalis, tik savaitgalis pabūnam kartu, Saulelė. Einu. Mieloji, nusiramink, nesinervink, pabūsim vieni, pasidžiaugsim vienas kitu. Jau seniai nebuvom likę vieni. Norėjau pabūti su Marisita. Suprantu. Marisa tikra šaunuolė, suprantu. Ačiū, kad ją giri. Tu vienas iš nedaugelio žmonių, kurie jai nesiskundžia. Kaip galėčiau skūstis, ji labai šauni, labai stipri ir protinga asmenybė. Turėtum ją didžiuotis. Didžiuojusi? Į tave pažiūrėjęs nepasakyčiau. Krimtuos dėl Hildos. Nekalbėk apie Hildą, liaukis, Sonia, pamiršk tą Hildą. Gal einam kur nors pavalgyti? Ne, Andi, aš labai pavargusi. Pavargusi? Taip. Tada pabūkim čia, paruošiu ko nors skanaus, palepinsiu, masažą padarysiu, tiek to. Tegul atsakiklis atsiliepia. Sveika, Sonia, čia Martinas Andradė. Gali atsiliept? Čia jis. Alio? Per plauką išsisukom per plaukelį. Tai jau tikrai. Daugiau niekad gyvenime nežaisiu tokių žaidimų. Jei daugiau niekad gyvenime nežaisi, tavo gyvenimas bus žiauriai nuobodus. Bet gyvenimas